Taip, sveiki. Štai, žiūrime. Yra užduotis. Taip vadinama parašyti Windows 11. Štai laptopas toksai. Tai atlikti pats paprasčiausias variantas yra tiesiog pereiti į serviso režimą. Štai, kad įeiti į recovery režimą, serviso režimą, taip vadinamą, statymo, atkūrimo režimą, reikia paspausti va šitą startą mygtuką. Po to šitą paspausti maitinimą. Dabar, kai yra šitas meniu, va, reikia paleisti iš naujo, bet reikia prieš spaudžiant paleisti iš naujo, reikia nuspausti shift mygtuką, šitą arba šitą, nesvarbu. Nuspausti, laikant šitą mygtuką, štai, reikia va šitą paspausti. Va šitą meniu. Paleisti iš naujo. Laikant shift mygtuką nuspausti. Reikia paspausti. O štai šitą meniu. Paleisti iš naujo. Kai paspaudžiam, tada kompas persikrauna ir pereina į tą režimą, kurį matėte pradžioje. Recovery režimas. Ir tuomet pasirinkti tokį kaip ir atkūrimo metodą, vadinamai hard resetą, Windowsinį. Tai ir būna kaip ir perrašymas, nes pačius įrašymo patį, kaip sakant, source'ą turi pats ir Windows'as. Ten kažkokį tai ISO, iš kurio ir būt sektorius ir tada jisai kaip ir perrašo einamosius Windows'us. Nereikia tada kišti jokių papildomų flešiukų, ar tai diskų kažkokių tai, ar tai kažkokių tai netgi iš debesų siųstis kažką tai, nebent iš dausų galima. Tai štai toks metodas yra. Spaudžiam pašalinti gedimą štai čia. Ir toliau štai žiūrim ką čia, atkurti šį įrenginį. Štai atkurti šį įrenginį. Čia lietuviškas meniu, lietuviški Windowsai. Toliau čia vat, išsaugoti failus pasirinkama arba pašalinti viską. Pageidautina pašalinti, kad būtų grinai švari nauja atseit sistema. O taip vat, toliau spaudžiame šitą meniu, vietinis diegimas iš naujo. Ir čia šiuo atveju, o čia šitą meniu pasirinkimas yra du variantai. Pašalinti tik failus arba visiškai išvalyti loginį diską. Šitas variantas, įtariu, kad darys tiesiog to Windowsinio loginio disko gryną formatą. Tačiau, tas šiek tiek galbūt ilgiau, žinai, ir prasmės nėra teoriškai. SSD diskuose formatuoti kažką, tai nelabai ir svarbu. Esmė, va čia užtenka pašalinti tik failus, tai yra greičiau, be abejo, pašalins ir pačius vartotojus, visus failus pašalins. Tiesiog bus simple delete ir viskas. Ir tas yra dar greitesnis variantas, kaip tik. Tai va, taip spaudžiam ir. Dabar paklaus, ar tikrai norime atkurti šį kompiuterį. Taip spaudžiam, nustatyti iš naujo. Perskaitėm visus nurodymus. Ir štai, iš naujo nustatomas šis kompiuteris. Štai, tai irgi kažkiek aišku užtruks. Aišku, čia visi duomenys išsitrintų, jeigu jie būtų, bet aš paklausiau, kaip sakant, savininkų klientų, kad jie duomenys išsikėlė, viskas puiku. Štai tokiu būdu galima tiesiog padaryti paprastą švarę Windows reinstaliaciją, hard resetą. Kaip telefonams hard resetas irgi viską ištuština, visą informaciją, taip ir čia. Tai kol kas tiek pauzė.
Matote, procentai jie, kaip sakant, iš oro sukasi, nežinosi čia kaip ir ką. Kada atsipalaiduoja procesas nuo darbo, tada pakeičia tuos skaičiukus staigiai. Tai kol kas tiek. Tai liko labai nedaug. 99 procentai. Palauksime kol. O, baigia kaip tik. Žiūrėsim, kas dabar čia. Diegiame. Vėlgi procentukai kils. Gerai, lauksim. O, pats persikrauna. Ai, čia draiveliukai susivaikšto. Gerai. Lauksime. Štai, na ir štai po visos tos procedūros, kuri vadinasi hard resetas. Atstatymas. Atkūrimas. Gerai, lietuvių kalba, tęsti lietuviškai. Lietuva, regionas. Ir čia viską be abejo daroma taip kaip po elementaraus perdėgymo. Perdėgymo, per instaliacijos. Lietuvių, okei. US. Prašo jungtis. Tarkim, jeigu aš neturiu interneto. Tai vat, tokie momentai. Ką čia dar pasakyti? Dabar, aišku, prašys interneto. Tarkim, duokim jam tą internetą. Šitą. Tiesiog valinė, čia turi fiškį šitas kompas, tai valiu. Galim ir pasinaudoti. Va, tinklas prisijungta. Spaudžiame toliau. Žinoma, tikriname atnaujinimą. Taip, sutinkame. Įrenginiui pavadinimą. Tarkim, štai tokį uždėkime. Čia buvo įrenginiui pavadinimas. Dar ne vartotojai, aišku. Persikrauna, na ir viskas elementaru taip pat. Tai tiek. Dabar toliau. Trakinkite savo. Gerai, jeigu mes nenorime jungtis prie Microsoft prisijungimo parinktis. Neturite paskiros, sukurkite. Tai dabar štai tas momentas, kada aš, tarkim, nenoriu kurti onlininės paskyros. Pabandykime atjungti šitą. Oi, kaip nepatogu su viena ranka. Atjungiu interneto kabeliuką. Taip. Paspaudžiau kitas, neleidžia.
Kurkite paskyrą. Taip, praradome ryšį. Tenka vėl įjungti. Bandysime toliau. Taip, klausimas dabar toks, kaip sukurti tą paskyrą. Vietinę paskyrą. Daugiau pasirinkimų, tai išvis dingo visi. Nieko čia gero. Štai prisijungti kitų būdų. Kitas. Taip. Sukurkite. Kurti abonentą. Gal tiesiog įrašykime, pavyzdžiui, HP, arba kokį nors kompas. Netinka. Pirmyn. Gerai, kol kas pauzė. Dabar, kas liečia lokalią šitą paskyrą sukūrimas. Microsoftas blokuoja šitą reikalą. Pastoviai sukuria naujus metodus. Tai vienu žodžiu dabar pasirinkau sukurti naują elektroninį paštą. Štai sukūriau štai tokį. Jo, ir ten sukūriau password, viskas ok. Štai, spaudžiam dabar pirmyn. Tai kaip sakant, nori, nenori, turi būtinai eiti per šitą, per elektroninio pašto paskyrą. Taip, čia pasižiūrėkime. Alternatyvaus elektroninio pašto. Čia reikės jau savo turimą paštas įvesti. Kokį nors gmail.com. Jo. Kažkokį tai. Įtariu, kad va taip va tik sukursi, o paskui įėjęs į sistemą galbūt bus leidžiama jau sukurti kokią nors lokalų vartotoją. Bandysim taip. Kol kas tiek. Taip, tuoj suvesiu. Taip, sukūriau. Štai ir dabar sąmokslo paskyrą su Windows. Nesinchronizuoti. Taip. Jeigu įleis su šita, kaip sakant, sukurta paskyra,
kurkite PIN. Nu. Ir suprantate, jokio nėra pasirinkimo, kad nekurti PIN. Nu gerai, sukurkime. Štai skaičiai. Ne, nu parazitai tiesą pasakius. Štai toks vat. Toliau. Pagaliau nors vienas protingas žodis – praleisti. Praleisti antras žodis. Ne dabar. Toliau. Taip, kad reiktų teoriškai sukuri bet kokį kažkokį tai akauntą Microsoftinį. Štai kaina. Vienas mėnuo nemokamai, tada 99 eurai per metus. Per metus. Ir kiekvienus metus mokėsite po 100 eurų už šitą dalyką, štai šitos dalykus. Ar jums to reikia? Atmesti. Microsoft. Basic. Atmesti. Taip, toliau. Štai tokia ilga konfiguracijos procedūra. Taip, dabar tikrinama naujinimai. Čia įvyko onlineinis paskyros sukūrimas, tačiau kai įėjus į sistemą, galbūt jau leis tenai sukurti lokalų jų vartotoją ir nuo šito laikino sukurtojo atsijungti. Tai kol kas tiek. Tai kompas persikrovė, žiūrim, kas dabar bus. Prašo ko? Prašo pino, kurį suvedžiau. Gerai. Dėko. Žiūrim, ką pateiks. Kelias minutės filmuotime. Gerai, įjungsiu filmavimą, kai tik tais baigsis šitas ekranas. Šitas vaizdas. Pagaliau įėjome į sistemą. Štai. Einam parametrą pažiūrėti, kokiasi abonentai stovi. Taip, šitas, kurį aš sukūriau, kaip sakant, dabar šiuo metu. Tai dabar žiūrėkime toliau. Reikia mums tokį dalyką padaryti. Prisijungimo pareigas. Mums reikia pašalinti PIN kodą pirmoje. Keisti. Štai. PIN. Toliau naujas. Paliekam tuščią ir čia. Patikite PIN. Gerai, neleidžia. Naujas PIN patvirtinti. Atšaukti. Kol kas neleidžia pašalinti. Pašalinti šią prisijungimo pareigą. Neleidžia. Saugos raktas. Nu gerai, mes paskui čia pažiūrėsim. Dabar toliau. Taip, mums reikia sukurti abonentą.
Microsoftas labai nori, kad būtų būtent onlininė paskyra. Pažiūrėkime kitų vartotojų įtraukimas, įtraukti paskyrą. Be Microsoft abonentų. Štai, paprasta paskyra. Rašome, tarkim, kompas ir viskas. Toliau, be jokių slaptažodžių. Kompas, vietinė paskyra. Paskyros tipas. Aha. Administratorius, štai čia. Gerai. Štai, sukūrėm vietinę paskyrą. Priskiriam jį kaip administratorių. Puiku, dabar einam čia. Spaudžiam čia, berods, ne čia, o va čia. Spaudžiame atsijungti. Pasirinkome naują paskyrą. Kompas, prisijungti. Čia be pasvardo. Štai nauja paskyra. Lokalioji paskyra, kompui sukurta. Kol kas tiek. Po šitos lokalaus akaunto sukūrimo vėlgi visi užklausiniai prašymai, klausimai. Jų kol kas nėra būtina, jų tiesiog atsisakome ir viskas. Po to klientas, naudotojas, kuris vartos tą kompiuterį, ko tik norės, tą ir įsijungs. Viskas. Lokali paskyra kompas, sukurta ir su ją įeita. Administratorius. Dabar toliau. Mums reikia pašalinti tą, kuri sukurta. Nesąmonė ta. Abonentai. Kur čia tos paskyros? Reikia ieškoti. Ir jinai yra be pasvardo, be nieko. Jeigu bus norima, galima bus sukurti va čia atėjus. Kiti vartotojai, žiūrime. Kitas vartotojas šitas. Reikia jį pašalinti. Jį tiesiog pašalinti. Ar panaikinti paskiras duomenis? Panaikinti ir duomenis. Va taip. Viskas. Štai toks vat sudėtingas, tiesą pasakant, sudėtingas ta prasme, laiko prasme. Daug specialiai Microsoftas laiko sudegina konfigeriams. Kad po to jie sakytų, ai gerai ir taip, žinai, kam čia tą lokaliai taip sukūrėm, taip ir lieka, žinai, nu okei. Viskas padaryta. Štai, kompas, vietinė paskyra ir adminas. Pasvardus užsidėti galima po to. Štai taip. Viskas atlikta. Ačiū už dėmesį.